Treneri, pirmasis rungtynės laimėjote pakankamai didelių taškų skirtumų, kaip sekėsi motyvuoti žaidėjas prieš šias rungtynės? Na, jos, aišku, išėjo su ta energija, nesu kokią gal ir norėjau, jautėsi tas atsipalaidavimas, bet gavosi vis tiek gera treniruotė, manau viskas gerai. Tai kas geriau, ar tokia treniruotė, ar varžybos rimtesnės, atkaklesnės? Prieš finalinį ketvirtą, kaip bebūtų, visada mane neramino tos mūsų traumas. Žinoma, stipresnis varžovas visą laiką tos įneša patirties ir daugiau naudos duoda. Bet manau, dabar kitam savaitgalį būsim pasiruošę. Kas per naujas reiškinys Lietuvos moterų krepšinėje yra Aida Butvilaitė, nes kaip ji žaidžia, kaip jo pasitikit jie turbūt labai stipriai, ar ne? Ir jos žaidimas tikrai turbūt turi žavėti žiūrovus. Be abejo, jinai, kas man patinka, kad turi pasitikėjimą savimi, nebijo, drąsiai žaidžia, atakuoja. Manau, kad tikrai ateityje turėtų būti nebloga žaidėja. Apie viltis kažkokius arba tikslus finalo ketvirtį turbūt klausti nebeverta. Žinoma, kad ne. Agnese, pirmiausia, aišku, sveikinam su patekimu į finalo ketvirtą. Ir ar šios rungtynės, šių rungtynių rezultatas, apskritai galbūt serijos rezultatas, atspindi tą skirtumą tarp šių dviejų komandų? Manau, kad nelabai, nes iš tikrųjų šios varžybos tokios gana atsipalaidavimo buvo, nežinau, ar čia nuovargis tiesiog tos serijos ir labiau esam susikoncentravę į tą finalinį ketvirtą, bet tikrai rezultatas galėtų būti dar geresnis, manau, ir tiesiog, sakau, labiau koncentruojamės į finalinį ketvirtą. Ir trenerio klausiau ir tavęs dabar paklausiu, turite naują žaidėją, Aidą Butvilaitę, kaip jai sekasi prisijungti prie to šiek tiek vyresnių žaidėjų kolektyvo, ji dar labai jauna, turbūt nedarot kažkokių užduočių? Ne, labai saugom, gerbėm, mylim ir mes tik džiaugiamės, kad atėjo toks jaunas, labai daug noro turintis žmogus ir ji labai yra atsakinga mergaitė, labai stengiasi, tai, o kadangi pas mus toj komandai yra labai didelė dinamika to amžiaus, tai nėra jai tikrai problemų prie mūsų prisiderinti. Trenerė, kaip apibūdintumėt šias rungtynes, šią seriją ir šį Baltijos moterų krepšinio lygos B divizioną? Nu, bandėm labiau pasipriešinti, bet gavosi taip, kaip gavosi. Noriu varžovą Panevėžio komandą pasveikinti. Nu, turbūt palinkėti geros kloties kitose varžybose. Mes rodėm charakterį taip, kaip galėjom. Silpnesnės esam, natūralu. O šiaip manau, kad mes šito lygoj buvom tikrai silpnas varžovas ir gavosi taip, kaip gavosi. Stengiamės parodyti, ką mokam, bet yra kaip yra. Bet varžovės labai gražiai atsiliepė, sakė, kad rezultatas visiškai neatspindi šių komandų, na ne visiškai, bet iki galo neatspindi šių komandų pajėgumo ir sakė, jūsų komanda dar tikrai gali augti ir tobulėti. Tai turbūt toks siekis ir yra dabar Kauno rajono atleto. Pirmi metai šitą komandą, aišku, tokio susižaidimo neturim, kaip ir kiekvienai komandai reikia daug bendro darbo. Šiais metais tokio dalyko kaip ir neturėjome. Surinktos žaidėjos, pasižiūrėjom, ką mes galim ir sieksim kitais metais stipriau atrodyti.